Per 2 metus išleidau 1791 eurą ir 13 centų vien tik elektrai. 80 kvadratų sodo namui. Gal ir nėra daug, bet skaudžiausia, kad saulės elektrinė būtų jau beveik atsipirkusi. Bet geriau vėliau nei niekada. Tai koks yra procesas, kad taptum gaminančių vartotojų? Pirmas žingsnis – susirasti patikimą įmonę, kuri ne tik kalba, bet ir sutvarko visus reikalus už tave. Susisiekus su Saulės grąža. Nuo ko pradedam? Visą eigą atsiųsime paštu. Ok. Svarbiausias klausimas – ar jau turite ESO sąlygas elektriniai? Tuomet jie atsiuntė instrukcijas, kaip tą padaryti. Tiesiog prisijungus prie ESO savitarnos reikėjo užpildyti paraišką, ten keletą mygtukų, susimokyk jam 2 eurus ir lauk. Saulės grąža man paaiškino, kad yra niuansai. Vienam duoda tiek kilovatų, kiek prašo, kitam vietoj 10 duoda tik 6, trečiam iš vis neleidžia atiduoti į tinklą, aš prašiau 10, tai tiek ir gavau. Pasisekė. Prijungimo sąlygas nusiunčiau Saulės grąžai, tuomet jie paskaičiavo, kiek viskas kainuos ir atvažiavo pasimatuoti stogo. Bei atsiuntė eskizą, kaip viskas atrodys ant stogo. Beliko laukti montavimo, kuris sekančiame video.